Labą rytą, labą dieną, o gal kam ir labą vakarą, mėly žiūrėtojai ir gerbėmieji kolegos, bendraminčiai, keliautojai, tokie pat ištroškę saulės, jūros ir vėjo glamonių kaip ir mes. Sveikinamės iš nuostabaus Kretos viešbučio Micos Royal Mare. Kelionių panorama idėja parengti mini reportažą iš savojo viešbučio mums labai patiko. Juk taip smagu pasidalinti tuo įkvėpimu ar dalele tos euforijos, kurio apima, kai atrandi būtent tą viešbutį, kurio akimirkas pastebėjai nuotraukose. Kartais realybė ir lūkesčiai prasilenkia. Kaip smagu, kai tai sutampa ir pirmasis wow būna dar stipresnis. Na štai, pirmosios akimirkos mūsų jaukiame viešbutyje. Ar gali būti kas geriau, kaip įsitaisyti po ilgos ir varginančios nakties lėktuve jaukiame lounge tipo lobby holo bare ir pailsinti taip sustingusios po kelionės kojas. Smagu. Tarpupirščiai jau pilni smėlio, basos kojos žvyruotos, gaivus vėjas. Išduoti paslaptį, kas dar įeina į variacijas geriau. Ogi nuostabiai skanus, gaivus ir šviežus, tiek ir gomurį pamaloninti, tiek ir esteto akiai ypatingai subtiliai išdėstyti pusryčiai, į kuriuos kaip tik atvykome. Mano diena nusisekė, jeigu viešbutyje turiu galimybę gauti žaliąjį kokteilį. Tai visuomet būna tam tikra prasme šoko terapija. Restorano personalui, kai atnešama didelė lėkštė žalumynų, daržovių ir vienas kitas vaisius ir prašoma padaryti smoothie kokteilį. Bet dažniausiai pavyksta prisiminti, kurgi tas blenderis. Mano kelionėse dažniausiai yra viena detektyvinė pikantiška detalė. Tai yra blenderio žaliajam kokteiliui paieška. Viskas taip gaivu ir šviežia, kad saldumynų kampą tiesiog natūraliai savaime praeini, nes traukte traukia visai kiti sveikesni gardumynai. Staigmenos tęsiasi ir toliau. Pagaliau paruošė mūsų kambarius. Kaip smagu įėjus pamatyti tokią jaukią, kasdieniškai mielą aplinką. Truputėlį kitokį neįprastą interjerą, graikiškos stiliaus, jūros ir sausumos susitikimo tematika, dryžuotas užuolaidas bei didžiausias turbūt siurprizas, kurį radau kambaryje, tai šitas pasveikinimo rinkinys, kuriame yra rakė ir 2 rūšių uogienės. Dovanotam arkliui į dantis žiūrima pagarbiai. Taigi, rakė. Smagi dovana. Taip, žinoma, jeigu žinai, kaip dar ją panaudoti nei intraveniniam gurmaniniam testavimui. Pavyzdžiui, kokybiškom žolelių užpiltinėms gaminti, kurios yra vertingos įtrinimo priemonės ar net vaistai. Lagaminus jau užsikrovėme, kambarį prisijaukiname, susikūrėme savomis smulkmenomis mums mielą magiją ir šilumą. Ponios reikalavimai. Čia mus pasitiko
natūrali, ekologiška ir taip gaiviai kvepianti levandomis kosmetika. Šampūnai, kondicionieriai, kremai. Fantastika! Be part of our story of change. It's just a small note concerning towels, but actually the whole hotel is full of very inspiring messages. So simple words, but they matter, and it feels nice to connect with them in such a beautiful place, even now if I'm talking just in a bathroom about towels. Anyway, and even small stuff matters. Every story is unique. Be the change that is what many messages in this hotel are about. And that's wonderful because it's not just a vacation, it also has some small parts for soul. Ar girdit kaip triukšminga aplinkui? Bet iš tiesų, lobby baras vakarais transformuojasi į ypatingai jaukią vietą, kur visiems užtenka erdvės susirinkti ir pasidėti bei paplepėti ant ypatingai patogių sofučių. Čia taip jauku, kad atrodo, jog tiesiog ištirpsi minioje ir vis tiek išliksi savo mintise, stebėdamas, kaip švelniai keičiasi vakaro šešėliai. Mrs. Royal Mile. Ką galima papasakoti apie šį viešbutį? Tai paslapčių kupinas magiškas Kretos kaimelis. Turbūt pojūčiais emocingai perteikti aplinką. Toks trumpinys būtų pats iškalbingiausias, kadangi visas viešbutis išformuotas labai įdomiai. Tai yra terasinio principo daugiapakopiai namukai. Visa bendra struktūra primena tarytum mažą miestelį, nes atskiri kompleksai yra sudėlioti taip, kad maži uždari kiemeliai turi savo atskirus baseinus. Ir ką tai reiškia? O tai reiškia, jog didžioji dalis poilsiautojų turi unikaliai privačią erdvę ir yra išvengiama tos spūsties ar to diskomforto dažnai sutinkamo dideliame viešbutyje, kai visiems reikia kiekvieną rytais kuo anksčiau bėgti, sprintą ir užsiimti gultą prie baseino. Vietos visiems užtenka, nes vietos sprendimai yra labai gudriai išformuoti. Ypač tai aktualu tiems, kas turi judėjimo negalią, saugot savo sąnarius ar vargsta dėl širdies ligų. Viešbutis, kurio koncepcija suskaidymas į mažus mini kiemelius su baseiniukais, yra idealus sprendimas būtent tokiai auditorijai ir tokiai keliautojų grupiai. Tai yra, kas nori keliauti su šeima, su senjorais šeimoje ir su mažais vaikais, mini kiemelis, mini baseiniukas iškart šalia tavo viešbučio durų, tavo kambario durų yra kažkas tai, pasakiško. Kai vakarais norisi pramankštinti kojas ar tiesiog pasivaikščioti mėnesienoje, atsigaivinti po karštos saulėkaitos, tiesiog pakeliauti aukštyn žemyn
laipteliais į skirtingus korpusus irgi savotiškas nuotykis, nes vis randi kažką įdomaus. Kaip kad pavyzdžiui šis vaizdas atsivedantis iš vienos iš terasų. Tai yra Alikarte restoranas, arba jo kaimynas šalia, dar du ar trys tokie sprendimai, kurie irgi išmintingai perskirsto vakarieniaujančius srautus. Visi Alikarte restoranai viešbutyje yra nemokami. Vienintelis niuansas, jog turi iš anksto juos užsiregistruoti per atitinkamą programėlę. Tai tipsas keliautojui, susiplanuokite savo vakarus ir pietus iš anksto ir jeigu čia keliaujate, užsirezervuokite anksčiau, bus paprasčiau. O išmintingas ačiū šeimininkams už tokį Alikarte sprendimą, nes bendrajame didžiajame restorane vakarais išvengiama grūsties, tiršto varianto, alkanų, bėgančių su lėkštėmis poilsiautojų ir visi gauna ypatingai jaukų komfortą, laisvai pasirenkamą. Sakoma, gali vakarą leisti ten, kur sėkmė, planai ar širdis nuves. Paplūdimio rankšluosčiai, kaip smagu, kai jų taip daug vietų strategiškai išplanuotų, pridėliota. Tai yra atėjai, pasiėmei, pasikeitei ir jokių kortelių. Viskas paprasta ir elementaru. Jaukumas, estetika ir subtilumas tikrai jaučiasi, jog yra pamatinės vertybės šiame viešbutyje, tiek ir pagal išplanavimą, tiek ir pagal tam tikrus aptarnavimo niuansus, kaip kad, tarkime, muzikos sprendimai, kitų viešbučių triukšmingos dainuškės kartais girdisi daug labiau negu periodiškai su tam tikrais renginiais suderinti muzikiniai fonai, kuriuos paleidžia mūsų viešbutis. Paplūdimys akmenuotas, tačiau tai dar viena gera idėja kasrytiniam pėdų masažui. O vaikščioti po tokius akmenukus, kaip gerai sujudina visus gyvybinius taškus esančius mūsų pėduose. Taigi, sūrių maudynių mėgėjai, batus maudymuisi pasiruoškite, be jų bristi į maloniai gaivų jūrą ir jos šėlstančias bangas gali būti sudėtinga. Tarp kitko, pagrindinėme baseine vanduo sūrus. Yra šansų, kad jie naudoja jūros vandenį, o tai irgi daug smagiau negu turštis tiesiog chlorų paskanintame prūde. Link maisto pagrindinėme restorane vyrauja minimalistinis stilius. O tai reiškia, kad jeigu pripratote prie turkams būdingo gausa lūžtančio main restorano, galite šiek tiek nusivilti, nes fokusuojamasi į kelis pagrindinius patiekalus, tačiau kokybiškai paruoštus, šviežius ir, žinoma, gausybė palydinčių, užkandžių, vaisių, daržovių. Maloniai akį traukiantis desertų stalas, tačiau fokusuojamasi ne į kiekybę, tačiau į ingredientų kokybę, kas, mano atžvilgiu, yra labai svarbu ir netgi, sakyčiau, prestižo reikalas. Kartais, kai labai nori, gyvenimas visuomet suteikia erdvės ir galimybės. Viename iš restoranų rezervacija užbukinta mėnesių į priekį. Tačiau grįžtant namo po vakarienės užsukome ir tiesiog pasiklausime, ar galime trumpai pasėdėti su gėrimo taurė. Ką jūs manote? Personalas mums buvo labai draugiškas ir mielai padengė atskirą staliuką.
breakfast, dinner, or refreshing in the evening. The best shot ever? What it could be? No, it's not tequila. It's something much, much better, or maybe worse. It's freshly squeezed lime juice. The sourness with the ice. So lovely. Enjoy! Malonus dežavu. Vėl tas pats lounge. Tik šį kartą lagaminai jau sukrauti. Jau kojas ilsinamės prieš išvykstant. Prieš skrydį. Na, dar kartą susižavėjimo kupini atodūsiai dairantis aplinkui. Nuostabi panorama nuo viešbučio stogo. Gaivus oras. Malonūs prisiminimai. Daug gaivių ate jūrai ir maloniai šilti apkabinimai atgal. Iki Kreta susitiksime. Kai susitiksime,